Informacija apie Alytaus aerodromo plėtros galimybės pranešėjas arba jį pristatys Sigitas Leonavičius, darbo grupės pirmininkas. Labadiena dar kartą, kolegos. Posėdis šios dienos praėjo tikrai labai šauniai, konstruktyviai, dalykiškai. Aš šiuo metu kviečiu jūs atsipalaiduoti, paskraidyti mintyse ir, kaip mes dažnai sau leidžiame, galbūt šiek tiek ir pasvajoti. Aš šios idėjos nesu autorius. Visa tai, kas čia teikiama, yra daug metų išnešiota. Be abejo, mero iniciatyva buvo dar 15 metų berods pabaigoje sukurta darbo grupė, kuriai suteikė tik tai galimybės surinkti, apibendrinti, pateikti merui vieną kaip variantą viziją, ką mes galėtume iš to mūsų, sakykime, regioninio tokio strateginio centro kaip Alytaus aerodromas, teritorijos, turėti galimybę kažką tai naudą regionui ir miestui. Tai kaip gavosi, įvertinsit po to, o aš pabandysiu įgarsinti tik tai tą suteiktą garbę pasinaudoti, įgarsinti maždaug tas idėjas. Šiek tiek įžanga. Aviacija. Aviacija, kaip ir automobiliai, kaip pėstysis judėjimas, turi savo erdves ir tam tikras sąlygas ir taisyklės. Tai mažai aviacijai oro Šengeno erdvė susidaro toks koridorius, judant iš vakarų į Baltijos šalis. Iš vienos pusės labai stipriai riboja Kaliningrado sritis, iš kitos Baltarusija. Jį mes jau dažnai paskutiniu metu girdime kaip tokį strateginį koridorių ir kitais tikslais, tačiau mums tai yra privalumas, todėl kad visa mažoji aviacija judėdama tuo koridorium, pirmą tokį iš taškų, kur galima tūpti orlaiviams, atlikti kūro užpylimus, kitus dalykus, galėtų būti strategiškai Alytus, nes tai yra, sakykime, geografiškai labai patogi vieta. Be abejo, lieka Kauno Aleksotas ir toliau pilotai dažniausiai tūpia Rygos oro uoste, Adažio oro uoste, ne tarptautiniam, bet aerodrome, Adažio aerodrome. Tai mes galėtume tą grietinėlę tų srautų pasiimti mūsų regionai. Toliau oro turizmas. Be abejo, kaip ir automobilių turizmas, taip ir oro turizme keliauja labai daug žmonių su mažais orlaiviais, ultralengvaisiais, kitokiam transporto priemonėm oro. Tai jeigu Alytaus mieste esamą aerodromą mes išnaudotume, tai oro turizmo nauda be abejo atsirastų Alytaus miestui, Alytaus rajonui, visą rajoną, aš turiu omeny infrastruktūrą, turizmą kaimo, Druskininkų miestui, kur atsiranda didelis srautas judėjimas turistų ir jeigu tai atsirastų galimybė vykdyti čarterinius reisus, be abejo Birštonas ir Varėna. Tai yra regioninis projektas mūsų supratimu. Toliau aerodromas, kadangi mes jį pasitvirtinome kaip strateginį objektą, bet jisai savo pagrindinę funkciją išlaikydamas ir tai būtų prioritetas aviacija, tačiau manome, kad tą galima šiek tiek daugiau išplėsti ir turėti kaip multifunkcinį objektą, tokį aviacijos ir aktyvaus sporto. Jis be abejo nėra baigtinis. Jisai ir šiom dienom tenka įvairių pasiūlymų, kuriuos galima ten dirbti, vystyti ir tik tai dalis, kurie yra teikiami čia. Tai štai tokia matymas pačios aerodromo teritorijos, kas tai galėtų būti, nes detalus planas pačiam aerodromo infrastruktūrai jis yra paruoštas. Pirmoji dalis tai yra aerodromo infrastruktūra, toliau, ką mes matytume, link šiaurinio tilto laisva tokia erdvė, kuri galėtų būti parasparnių, sklandymo, aitvarų zona, kurioje galima vykdyti įvairius renginius, varžybas ir pramoginį skraidymą. Trečioji zona, čia jau šalia šiaurinio tilto, galėtų atsirasti viešbutis ir kempingo zona, autotransporto varžybų pritaikymo zona. Jeigu kilimo tūpimo taką su dirbtinė danga, tai yra projekte pasiūlyta atlikti užėdinimus riedėjimo takais, tai kada nevyksta aviacijos, sakykime,
kilimas, tūpimas, o neskrydžių valdymo bokštas tą atlieka, iš miesto mes galėtume perkelti į ten visas automoto varžybas ir pritaikius tą dangą mes turėtume vėlgi dar papildomą funkciją. Aš jas paskui vėliau truputį detalizuosiu. Toliau, štai ta vieta, joj galėtų atsirasti kartingų trasa. Kartingų trasa, kadangi jinai, jeigu vėlgi su kitaja danga, tai kadangi yra žiemos vasaros sezonas, įvairios rango varžybos, o ten galėtų ir riedutininkai, ir riedlendininkai, ir vėjarogės, vadinami blokartai, tai faktiškai veikia viso sezono, ta prasme ne visą sezoną, bet visus metus tiek su ratukais, tiek su pačiūžomis, ir tai vėlgi įsiveiklintų objektas, kuris sukurtų, ta prasme, tiek laisvalaikių, tiek pridėtinę vertę, sakykime, pačiam kompleksui. Atviras vandens pramogų ir sporto kompleksas. Apie jį jau buvo rašiusi mūsų žiniasklaida, žinau, kad autoriai buvo atvykę ir pas merą, pristatė tą projektą, vėlgi prie jo sugrįšime šiek tiek vėliau bendrai. Ir sporto renginių zona, tai toji vieta, kada, tikiuosi, didžioji dalis alytiškių dalyvaudavo baikerių šventėse, kituose renginiuose, kurie vykdavo aerodromo teritorijoje, čia atsirastų tribūna. Ir čia atsiranda 2 futbolo aikštės ir lankininkų aikštė. Vėlgi, kas galėtų vykti ten, aš šiek tiek detalizuosiu sekančiose skaidrėse. Startuoti reiktų nuo aerodromo infrastruktūros. Kas tai yra toj aerodromo infrastruktūra? Čia reikalingos tos pirminės investicijos. Aš nesakau, kad jos turėtų būti iš savivaldybės biudžeto, bet prieš tai dar bendraudami su Vidaus reikalų ministerija, vyriausybė, investiciniais fondais, tai galima būtų surasti finansavimo šaltinius, bet tai pirmoji eilė, kad visa vyktų tai, kas pristačiau anksčiau, tai infrastruktūra jinai sukuria prielaidą ateiti verslui. Šiam reiktų ieškoti finansavimo šaltinių jau, sakykime, savivaldai, bet tai pirmoji eilė, gruntinis kilimo takas. Gruntinis kilimo tūpimo takas, tai daugiau skirtas būtų sklandytojams. Antras, tai yra dirbtinės dangos kilimo tūpimo takas, jo ilgis 1180 metrų, kad neperžengti aviacijų normų, nepereiti virš 1200 metrų, yra daug paprastesni, lengvesni reikalavimai. Riedėjimo takai, kurie atlieka funkciją tiek orlaivių judėjimui, tiek, kaip sakiau, su pačiu peronu galėtų tarnauti automoto visokioms renginiams ir varžyboms. Angarai ir skrydžių stebėjimo bokštas. Tai yra infrastruktūros sudedamoji dalis, nes visi skrydžiai valdomi būtent per tą struktūrą, yra briefingo salės, pilotam atskridus atlikti tam tikras procedūras. Peronas, kurį jau minėjau, ir degalų užpylimo stotis ir be abejo aerodromo kaip teritorijos aptvėrimas. Tai čia yra infrastruktūriniai dalykai, kurie jie turi būti atliekami pirmoje eilėje. Aš labai atsiprašau, pasiduosiu gerai, Alvinai, jūs pasakėte žodžiu 1180, o čia parašyta 1130. 1180, matyt, spausdinimo yra klaida, nes tikrai ne pats tą dariau, tokios prezentacijos nepadaryčiau, tai 1180. Kaip? Taip, 1180, neperžengiant 1200, nes tai yra klasifikacija, kada jau yra daug sudėtingesni reikalavimai. Toliau aerodromo jau zonoje, toj aviacijai zonoje atsiranda dar kiti objektai, kurių jau atsiradimui turėtų galimybę, ko gero, ateiti investuotojai. Tai jau prie infrastruktūros jie eina, kaip sakykime, jau kaip papildinys. Daugiafunkcinis pastatas. Mes jį matome toj zonoje, toj teritorijoje, kur šiuo metu yra tam tikri pastatai Alytaus aerodromo, kurie šiuo metu eksploatuojami Alytaus aeroklubo, angarai lėktuvų remontui ir aptarnavimui. Štai čia.
kadangi orlaiviai tupia leidžiasi, mes turim visas tradicijas ir Alytus turtingas aviacijos mechanikais, be abejo jų trūksta, jie įsibarstė šiuo metu po pasaulį, tačiau jie turėtų galimybę sugrįžti ir kita idėja yra, kad juos galėtume mes patys ruošti čia mūsų mieste. Teritorija treniruokliams ir visuomenės renginiams lauke. Tai tą zoną jau minėjau, bet jinai irgi ne iš infrastruktūrinių lėšų, o iš verslo galėtų ateiti, kuri tiktų taip pat aviomoduliuotojų mokymo aikštelė. Prie jos sugrįšiu dar tolimesniai prezentacijai. Mažųjų lėktuvų angarai. Kadangi, matote, yra perono zonoje, bet jie į infrastruktūrinius pinigus neįeitų, nes tai jau yra verslo investicijos. Tie angarai, jie yra šiuolaikiniai, tai yra bent kurio privatininko. Ar tai būtų labai didelis srautas yra NVS šalių aviatorių, kurie atvyksta į ES, įsilaiko aviatoriaus licenciją ir nori čia laikyti savo orlaivį. Nes, kaip jau minėjau, Šengeno oro erdvė, jinai veikia ES. Iš Rusijos skristi ar iš Baltarusijos skristi į ES jau yra tam tikrie apribojimai ir sudėtingumai. Todėl tų šalių pilotai stengiasi mokytis mūsų mokyklose, tiek Kauno, Vilniaus ir taip toliau, kur yra ir privačios mokyklos, ir orlaivius laikyti čia. Mes turėtume labai puikią galimybę ir šiandien dienai mano žiniomis yra apie porą trejetą investuotojų, kurie, jeigu tai būtų, jau tokius angarus statytų. Aš noriu parodyti vizualizaciją, kaip atrodo šiuolaikiniai angarai. Jie yra radialinio tipo, pastatomas orlaivis, grindys prasisuka, nereiktų ištraukinėti, vėl įstumdinėti, kas atliekama šiuo metu, o, ta prasme, sauga orlaivių ir garantija gan yra, ta prasme, universali, jie nėra brangus ir tokį angarą pastatyti yra šiandienai tikrai labai nesudėtinga. Taip, daugiafunkcinis pastatas. Apie jį šiek tiek plačiau, kas tai galėtų būti. Ta vizualizacija tai nėra projektas, tai yra paimti, sakykime, vaizdai, kurie gal galėtų būti tokie ar kitokie, jie būtų atliekami projektavimo metu, bet jame galėtų vykti, kaip žinote, mūsų aerodromas turi gerą istoriją, Normandija, Nemunas stovėjo čia sentimentai su prancūzais ir šiandien dienai yra, jie per kiekvienais metais atvyksta tam tikros švenčių progom pasveikinti ir už tai mūsų miestas galbūt ir tapo frankofoniškų miestų dėl šio įvykio. Galėtų būti aviacijos muziejus. Toliau aviomodeliavimo mokykla, kuri Alytuje labai stipri ir turi tikrai gilias šaknis. Maži vaikai nuo darželio, nuo mokyklos jau turėtų trauką, kur galėtų kelti savo, sakykime, tas modeliavimo žinias. Inžinierių praktinis rengimas ir simuliatoriai. Tai sąlygotų vėlgi sekančių organizacijų, tokios kaip yra Baltijos aviacijos akademija, kuri lankėsi Alytuje, ko gero galbūt buvo ir su meru susitikus, bet bendravome su jie ne vieną kartą, jie perkeltų savo bazę į čia rengtų aukšto lygio pilotus, atliktų praktiką, investuotų į simuliatorius ir jie jau dalį šio projekto lėšų pasiruošę būtų investuoti ir ateiti iš Kauno į Alytų. Tai mūsų sustiprintų tarptautiniu mastu ir sukurtų tą papildomą pridėtinę vertę ir trauką. Be abejo, vykstant tiem renginiams reikalinga konferencijų salė, reikalingas viešbutis, jis galbūt nebūtų aukšto lygio, bet tiems studentams, pilotams, kurie vykdytų čia mokymus, o tai trunka apie pusę metų, tai mes turėtume mieste, sakykime, jau tam tikrą srautą būsimų pasaulinio lygio pilotų, kurie jau mūsų sklaidą apie miestą išneštų truputį plačiau. Be abejo, maitinimo paslaugos. Kalbant apie pilotų arba orlaivių inžinierijos specialistų rengimą, vyko susitikimas su Vilniaus Gedimino technikos universiteto vadovybė, su prorektorium, su Antano Gustaičio aviacijos institutu. Jame dalyvavo mūsų kolegijos direktorė ir surastas galimybė jungtinė veikla, būtent išnaudojant Alytaus kolegijos bazę, stiprinant būtent inžinierijos studijas, ruošti orlaivių inžinierijos specialistus. Tai
Tų specialistų pasaulyje šiuo metu labai stipriai trūksta, virš 5000 yra trūkumas, jie faktiškai baigia įgyję šią specialybę, nei vienas nelieka bedarbis, jie yra labai paklausus ir dar artimoj perspektyvoje, ko gero, ta specialybė ir išlieka aukščiausio atlyginimo, ta prasme, aukščiausiai apmokamai dešimtuke. Tai atsiranda bendradarbiavimas ir vėlgi mūsų sustiprėja pati kolegija, jos klaida Europos lygyje, pasaulio lygyje, be abejo atsirastų darbo ir papildomos profesijos profesiniam rengimos centre, nes tai yra inžinierinis personalas, be abejo reikėtų ir techninio personalo, kurį galėtų vykdyti ir profesinis rengimo centras. Nuo aviacijos tos dalies aš noriu jau šiek tiek nueiti, apie ją daug maž pakalbėjau. Toliau atsiranda ta, ką minėjau, parasparnių, pramoginė aikštelė, sklandymo, aitvarų leidimo ir taip toliau, jinai užsipildytų ir ją galima plėsti ir toliau, nes tai ta zona, kurioje negali būti jokie aukštuminiai pastatai, bet tai yra teritorija, kurioje ją galima naudoti ir puikiai įveiklinti. Šalia miškelis, kur yra praeina kelias ir yra šiaurinis tiltas, tokiems renginiams vykdyti, kad būtų kur apsistoti, be abejo reikalingas ir viešbutis, ir kempingas. Žinome mes, kad mūsų plane yra numatytas kempingas šalia siuvimo fabriko, šalia Vasiliausko kavinės, tačiau šitam komplekse jis be abejo atliktų daug geresnę funkciją ir trauka atsirastų. Tai viešbutį vizualizacijoje, aišku, galbūt tai maloniau ir akiai, bet įsivaizduojam, kad jisai galėtų būti 4 žvaigždučių viešbutis su, sakykime, atitinkamų kiekių kambarių, su visom spa procedūrom ir taip toliau. Ir šitas viešbutis galėtų aptarnauti tiek šitą aktyvų kompleksą, tiek mūsų sporto rekreacijos centrą, nes mes viešbučio nebeturim. Prisiminus čempionatą, sportininkai išvyko į kitus miestus, Druskininkus, Birštoną. Tai vėlgi būtų dar papildomas stimulas investuoti ir turėti vis tik tai mieste atitinkamo lygio viešbutį. Be abejo, autoturizmui šalia viešbučio galėtų įsikurti kempingų miestelis. Toliau, kaip jau minėjau, ta zona, kuri automoto. Čia aš galbūt mažai galėčiau komentuoti, tačiau ir šiuo metu mieste daug varžybų mes vedame, bet jos vyksta miesto centre. Mes užimame savo gatves, gyventojai vieni džiaugiasi, kitiems šiek tiek yra diskomfortas, trukdymas. Tai ten, kada nevyksta skrydžiai, o kadangi mūsų tai yra ne oro uostas, kur reguliarūs skrydžiai, bet aerodromas, tai yra valdoma, tai visos automoto variantai jie galėtų tą išnaudoti asfaltuotą dangą, specialiai pritaikytą projektavimo metu ir papildomas, kaip sakoma, papildoma funkcija. Kartingų trasa. Kartingų trasą mes taip ir įsivaizdavom. Vėlgi, jinai neiškili, asfaltuota danga, kurios pritaikomumas tiek žiemą, tiek vasarą, bet ne tik tai kartingam, ne tik tai vaikams, suaugusiems, jau žinot puikiai, kaip įveiklino savo kartingų trasą Tarzanija. Čia galimybė šiek tiek platesnės, galimybės rengti ir europinio lygio varžybas vaikams, suaugusiems, ne tik tai su motorizuotom transporto priemonėms, bet su blokartais, tą, ką išnaudoja aerodromo teritorija Nidos klubas. Prašau, kiek atsiranda veiklų ir kiek atsiranda traukos jaunimui ir suaugusiems. Nesenai, pernai metais, berods apie spalio mėnesį, pateikta buvo žiniasklaidoje puikiai idėja atviras vandens pramogų ir sporto kompleksas. Labai geras pas mus reljefas, kadangi nuo Nemuno, kur kitoj pusėje yra prieplauka, mes panaudojom vizualizacijai, kadangi yra autorystė Arvydo Atmanavičiaus ir Kęstučio Dambrausko idėja. Ir nuo Nemuno yra skardis, į kurį galima tą atlikti. Tokie centrai yra daugelį Europos miestų, yra Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, siurbliais pakeliant vandenį į viršų ir sukaupus kaskadomis paleido žemyn, tai įsiveiklina mūsų Nemunas vėlgi tam tikram aktyviam sportui. Aš manau, kad šiam projektui, kaip ir Arvydo ir Kęstučio idėja, ko gero
atsiradus traukai pačiai infrastruktūrai, atsirastų iš verslo iniciatyva, kad tokias idėjas galima įgyvendinti ir tai jau yra papildinys bendram komplekse. Aš, ko gero, taip pat norėčiau praleisti laisvalaikį šiltų vasaros metu ir ten, ta prasme, su baidarėmis, kanojomis, tuo labiau, kad mūsų Nemunas, jisai eina ir į aukštupį, ir į žemupį. Tai universali aikštelė, jos privalumai, joje telpa 2 futbolo aikštės. Tai čia, jeigu mūsų miestas vis tik tai eina į futbolo pusę, o tom aikštėm, ko gero, įrengti ir arba naudoti futbolo varžyboms ir turint tribūnas, tai galimybės yra, bet ne tik tai futbolas. Čia visos aikštės varžybos galėtų vykti, šalia labai puikiai telpa pagal visus standartus lankininkų varžyboms rengti aikštė. Be abejo, visa aviomodelizmo varžybos galėtų vykti čia. Jūs puikiai žinote, ant kiek šiandien dienai yra populiaru dronai. Man teko lankytis ne vienoje organizacijoje, kituose miestuose, kur šiandien dienai su dronais yra apribojimas skraidyti. Tai tokioj valdomoj teritorijoje galėtų vykti taip pat dronų Red Bullio varžybos, kitos, kur jaunimas galėtų save realizuoti ir jie nesukeltų pavojų nevaldomose oro erdvėse. Taip, kad tą vietą įveiklinimą čia tik tai fantazijos reikia ir noro. O fantazijos pas mus, ko gero, pas visus jos yra. Tokia tribūna, jinai suteiktų galimybę iš tikrųjų priimti daug žiūrovų ir vykdyti tokias varžybas. Dabar be abejo, kadangi pats aerodromas ir visi kiti objektai su prieplauka yra toj pačioj teritorijoje, tai turint, vėlgi verslas galėtų investuoti ir tai sutampa vizija su ir rajono savivaldybė, kad nuo Alytaus į Aukštupį mes galėtume paleisti kažkokį tai plokščiadugnį laivą, kursuoti, sutvarkus farvaterį ir aplankant Tarzaniją. Vykstant į Tarzaniją be abejo galima sustoti ties Alytaus piliakalnių, Dainų slėnių, Pėsčiųjų tiltų. Dailidė, vėlgi didžioji dailidė, mažoji dailidė jau tampa traukos padidintų objektų, o leidžianti žemyn nuo mūsų objekto, tai būtų labai įdomi kelionė iki Punios piliakalnio, galų gale net ir pažiūrint visą tą rekreacinę zoną draustinį. Ko gero, ilgam tam savo pristatymę tiek ir pasakiau. Labai norėčiau pasakyti ačiū merui, kad jisai tą idėją palaikė, kad palaimino darbo grupę visiems dirbusiems joje, tai ir Gintariai, ir Jurgiui, ir Andriui, Neringai. Tačiau prie to prisidėjo tikrai labai daug aviacijos ir ekstremalaus sporto specialistų. Jeigu bus klausimų, ačiū visiems už kantrybę. Ačiū pranešėjai. Ar turėsime klausimų tarybos nariui? Čia toksai dėl tos, Sigitai, vizionieriškas tas konceptas, viskas aišku, bet ar vizionieriai, ar šiek tiek bandėt pagalvoti apie pačią viziją, ar tai, nes nesupratau šito, ar ta infrastruktūra turėtų būti investicija Alytaus miesto ir po to jinai taip kaip ir didžioji mūsų infrastruktūros dalis yra panauda atiduodama tam, kad jinai būtų kaip ir sportininkam, kultūrininkam, taip ir šiuo atveju aviacininkam. Atiduodama tai reiškia miestas turi galvoti apie kažkada tai įsivardins kažkokia tai suma pinigų ir reiškia ją investuoja ir net neplanuoja, kad jinai sugrįž. Ar tokia vizija, ar kitokia? Aš galėčiau dar sekantį klausimą. Gerai, pasistengsiu pasakyti, kaip mes suprantam, kadangi konsultavomės su vidaus reikalų viceministrų buvusios vyriausybės. Tokie projektai infrastruktūriniai, ar tai būtų aerodromo infrastruktūra, ar autotransporto infrastruktūra, kaip mes dabar viaduką, apvažiavimo kelius, mes investuojam. Tačiau tiesiant net ir autostradą, prie jos, kada jinai nutiesta, kūrėsi viešbučiai, maitinimo įstaigos ir taip toliau. Tai šitus pinigus reiktų surasti per įvairius finansavimo šaltinius. Aš sakau kategoriškai pirmą, tai teritorija ir pats aerodromas turi būti savivaldybės nuosavybė. Finansavimas randamas yra iš įvairių šaltinių. Dabar tų lėšų grįžimas.
Grįžimas per tai, ką galėtų investuoti verslas, mes galbūt parodėm čia tik tai dalį, gal tai yra tik tai 30%, bet visos kitos investicijos atėjos, jos kurs taip pat pridėtinę vertę, plus darbo vietas, laisvalaikį ir mes matėme tame kelis aspektus. Visų pirma, politinį. Miestas tampa žinomas labai plačiai, nes aviatoriai, kaip ten kalbėsi, jie pasiturintys žmonės, jie mėgsta keliauti ir Alytus tampa labai lengvai pasiekiamas. Ekonominė nauda miestui ir regionui. Tai viena tai yra turizmas, bet per turizmą lankosi vis tiek tai yra žmonės, kurie skraido. Jie pamatytų lengvą susisiekimą ir galimybę turėti tam tikras paslaugas atvykus, juk kempingas kempingui nelygus. Pažiūrėkit, druskininkai pačioj pradžioj, kai tik tai prasidėjo tas vystymasis, ką pirmą padarė, įrengė labai puikų šaunų Europinio lygio kempingą. Po to augo į kitą infrastruktūrą ir jisai tam tikrą trauką autoturistų į druskininkus vis tiek atvedė. Po atvažiavus jie pamatė, kad ten galima surasti ir kitą. Taip ir kitos, ir socialinis aspektas. Per pertrauką ir merui minėjau, aš tikiuosi ir jūs daugelis skaitėte vakar žiniasklaidoje paskelbta, kaip Islandai kovojo su tais žalingais įpročiais, rūkymas, gerimas. Tai buvo vienas iš alternatyvų pasiūlymas, kitos priemonės, aktyvus sportas, ekstremalus sportas, užimtumas ir procentais labai stipriai sumažėjo. Dar ką aš matau, kad du šalia mūsų esantys kurortai, jie turi trauką žmonių. Druskininkai per metus apie 300 000 turi srautą žmonių, Birštonas ten 100–150 000. Mes kaip dviratininkai sako, galėtume sėsti ant rato. Mes neteikiam tų paslaugų, bet mes turėtume tokį kompleksą, ko neturi nei Birštonas, nei druskininkai. Tai jų srautus mes galėtume organizuoti per save, ta prasme, suteikti tą paslaugą. Kita, tokio tako ilgis ir ne reguliarių reisų, bet čarterinių reisų oro turizmui. Tas jau buvo kalbama anksčiau su druskininkų meru, kad jeigu Alytuje galima būtų tūpti orlaiviams, kurie gabena 50–60 keleivių vienu metu, ta prasme, autobusą, tai mes aprūpintume čarteriniais reisais tiek Birštoną, tiek druskininkus. Tuo pačiu tie žmonės sugrįžtų ir į mūsų kompleksą. Vienu žodžiu, mes papildytume tai, ko trūksta mūsų kaimynams ir kartu pasidalintume tais keleivių srautais. Tai jeigu mes pasiektume, kad bent 100 000 tų turistų atvyktų į Alytų, aš manau, tai būtų labai didelis laimėjimas ir iš jų pinigėlių dalis liktų ir pas mus. Sigitai, aš tikiuosi, kad supratau, o dabar pareziumuosiu, pabandysiu patvirtinsit ar taip ar ne. Reiškia, infrastruktūrą inicijuoja miestas, finansuoja nebūtinai miestas, galbūt, reiškia, ieškomi fondai. Dabar infrastruktūrą naudotis atiduodama verslui panaudą, taip kaip ir visi kiti dalykai. Iš esmės ir laukiama grąža per aktyvumą, per paslaugas, tai yra grubiai pasakius, jeigu jau miesto biudžeto požiūriu, tai per fizinių asmenų pajamų mokesčio eilutę. Ne? Tai aš tai čia visiems sakyčiau, garsiai pagalvoju ir pasakau, tai yra pakankamai tradicinė vizija, arba tiksliau pasakius taip, kaip mes iš tikrųjų šiandien gyvena. Nes kažkoks, dėl to ir klausiau, nes galbūt galėjo būti kitas atsakymas, kad ne, vizionieriai sako, gerai, miestas investuokit, bet planuokit grąžą konkrečiai tam objektui atatinkamą laikotarpį, nes visi tie viešbučiai ir taip toliau, jie nebus panauda. Jie bus tokie, kurie mokės pinigus pamėnesiui, taip toliau. Ir ta grąža sueis. Tada vėl kiti finansavimo šaltiniai, taip toliau. Vat tik tai tą ir norėjau. Čia aš norėjau suprasti vizionierių vizijas. Ir įsipareigoja nusipirkti lėktuvų kamažą. Toks, vėlgi, jeigu meras leidžia dar padiskutuoti, palyginimas. Palanga Basanavičiaus gatvėje. Visi verslas stengiasi būti ten ir atrodo, kad ten būnant labai daug. Tačiau už Palangos 12 km Darbėnuose įsikūrė žmogus, kur nei jūros, nei kitų dalykų ir jis sukūrė trauką. Ir pas jį srautai, ko gero, didesni negu paėmus ten 2/3 Basanavičiaus gatvės. Tai yra galimybė ir mums. O infrastruktūriniai dalykai, jeigu aerodromas, tai įsivaizduokime apart ten kuro užpilimo ir kitų, bet tai yra nepilna, truputį virš kilometro asfaltuotos dangos kelias. Aviatoriai turi tokį labai gražų posakį, sako, 1 kilometras asfaltuotos dangos atveria kelius į visą pasaulį. Tai mes, kada mieste reikia nutiesti kilometrą kelio, lyg tai atrodo, čia labai nedaug, bet jisai tik tai tą kilometrą tam transportui mūsų automobiliniam. Čia
parodėme galimybės, kaip mes jį galėtume įveiklinti. Įveiklinimą, mano matymo, tai turėtum patikėti ne kam nors, bet vėlgi savivaldybės, ko gero, viešai įstaigai, kurioje konkurso būdu atrinkti labai veiklius, organizuotus jaunus žmonės, kurie matytų tas galimybės ir su jom dirbti. Tokių pavyzdžių yra. Druskininkų miestas, Birštonas, ta pati Marijampolė, kada suteikiam galimybę ir atsiranda trauka, žmonės, kurie motyvuoti, jie be abejo atliks tą darbą geriau už mus. Čia yra, sakau, išnešiota kažkokia idėja, jinai šiandien pristatyta, savo misiją tame iš tikrųjų baigiau, nes daugiau tą temą diskutuoti jau nebūtų ką, tai tik perduodama estafetė kitiems ir be abejo tarybai. Ar mes tą priimam sprendimą daryti, jeigu ne, jinai ras gyvavimą ne Alytuje, kitur, bet kažkur jinai vis tiek atsiras. Ačiū visiems. Klausimą dar Ačiū turiu, jeigu Sigitui. galima. Jo, prašau. Sakėt, kad yra galimybė atskraidinti į Alytų, sakykime, tarkim, apie 100 000 lankytojų, maždaug iki 50 vietų lėktuvėliais. Tai labai greitai suskaičiau, kad kasdien būtų po 5,5 lėktuvo tokio. Ar darėt aplinkai garso taršos, aplinkai poveikio analizę? Mielas Arvydai, tokie orlaiviai šiandieninai tai tikrai neprilyksta Jakui 52 ir mažoji aviacija yra gan tyli. Čarteriniai reisai vykdomi šviesiu paros metu, nes mes jeigu neperžengiam kilimo tūpimo tako virš 1200, jam yra ir mažesni reikalavimai. Alytaus aerodromas veiklos tamsiuoju paros metu aviacinės veiklos nevykdytų. Į savaitę vienas Aurelijus Jaruševičius dar. Aš dar norėjau pasigitą, jeigu aš teisingai suprantu, viskas, kas kalba eina apie infrastruktūrą, bazinė infrastruktūra turėtų būti daroma miesto, papildomi tie visi pagal tą zonavimą ateina verslas, darosi ir savo darosi. Bet vis dėlto dėl pačio, vadinkim taip, operatoriaus, ko gero, ar ne, tai yra tam tikra teritorija, tai yra operatorius. Tai jūsų manimų operatoriaus funkcijas irgi turėtų atlikinėti savivaldybės įstaiga. Tai vadinasi, dar jinai apart tų pirminių investicijų, tai dar reikės vienokią ir kitokią formą užtikrinti ir to operatoriaus išgyvenimą. Nesenai teko bendrauti praeitą savaitę ir su vidaus reikalų viceministru, su ūkio viceministrė, apie regionų plėtrą keičiasi visas matymas ir strategija. Tai tokie objektai per regionų plėtrą daugiau dabar ateina ta politika, kad visas regionas tą priimtų ir tada didesnė investicija ir jos esmė. Nuo pirmos dienos taryboje ir iš tribūnos pasisakiau, kad aš matau tik tai tada, kada šitas turtas, žemė, pati infrastruktūra būtų savivaldybės. Jos niekaip negalima, ir išlaikant pagrindinę funkciją, tai aerodromo funkciją. Valdymas be abejo irgi galėtų būti bent jau virš 51% savivaldybės, nes jeigu mes į ten investuojam, tai nepriklausomai kaip keisis valdžios, bet tęstinumas ir organizuotumas, kad tą pritraukti, turėtų būti taip. Verslas prie tos infrastruktūros jis visada ateis. Aš nenorėčiau ir nebūčiau niekada šalininkas tokį objektą perduoti į privačias rankas, nes privačios rankos paskui, kaip sakoma, yra nekontroliuojami dalykai. Čia, kaip kalbėjo kolega tik laidoje apie magnetinį rezonansą ir tomografą, tai pritariu tai pačiai idėjai, kad mes tą turim valdyti, miestas.